Čia iš toli Raseiniai, Harijus Adomauskas. 3 iš 3 šiandieną, o mes... Žaidimas labai greitas. Ir dar vienas tolimas metimas ir dar 3 taškai. Patys pasirodė ant parketo Raseinių ekipoje. Čia Harijus Adomauskas, 3 taškai štai. Kamuolį gražus, dabar Adomausko perdamas per nugarą Antanui Montrimavičiui ir šis šiandieną Adomauskas pasižymė štai tokio tolimo metimu ir mus čia į pertraukėlę netrukus grįžime į transliaciją. Labai per daug lengvai įmeti. Lygiai taip pat dabar yra Raseiniai. Taip, kadangi viskas. Morkevičius bando paspausti šiek tiek Serkevičių. Čia iš 3 taškų zoną bėgti greitą puolimą aikštės šeimininkai. Čia visiškai laisvas Gedas Vicas, puikus metikas ir vėl kamuolį VTU čia Harijus Adomauskas perda ir spaudimas Raseinių komandos. Kamuolį Mackevičius čia 3 užpuola savo varžovą Raseiniai ir perima kamuolį iš Mackevičiaus. Čia 2 taškai su pražanga. Šias komanda ir atrodo visai kitaip pasikūrė ir daug energingesni. Čia į kampą metimas 3 taškai su pražanga. Wow! Harijus Adomauskas. Kaip nelengva VTU ekipai nukraujavusius varžovus. Iš toli Adomauskas. Dabar Černeckis, Urbanavičius
Adomauskas gražiai perduoda kamuolį kirtančiam Antanui Montrimavičiui. Turda 28, rezultatyvus perdavimai Raseiniai 23 ir 13 Kazlų Rūdos, dar 24. Pervinas Černis neturi nei vieno vidurio puolėjo, apart Nedo Šemetos. Čia 3 taškai. Į priekį 9 taškų skirtumo, čia Arijus Adomauskas. Matas Raška iššovė šiandien. Iki šių rungtynių tai buvo 5 taškų per rungtynes žaidėjas. Vidmanto. Taip, na. Čia iš toli Raseiniai Arijus Adomauskas. 3 iš 3 šiandieną. Pažiūrėsiu iš mano net neskirsi, kuris yra kuris. Jei nežinočiau gerai, kas su kokį Bandė pagudrauti, bet neapgausė. Lengvai čia greitoja atako į tolimą metimą, užsitaiso ir šauna Arijus. Metimas ir labai svarbus Adomausko, kuris dirbteli. Žilinskas. 1-1 bando žaisti prieš Sabaliausko. Čia dar vienas tritaškis. Septynės. Nepataisysiu, iš 13 pataikytų 19 yra, bet tu teisus, prastas, tikrai ne pats geriausias pataikymas, o šiandieną Raseiniai atrodo, na nežinau, ar prisižiūrė ir išmokė, bet pataiko jau 3 kartą paeiliui tritaškį su pražanga. Wow.